Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi? Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kaip mūsų nusiteikimas paveikia mūsų rezultatus. Tad jeigu žiūri šią video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus, jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau dėkingas, jei parašytum naujas arba naujai į komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, buvo atliktas toks eksperimentas. Ir eksperimentas buvo toks. Metų pradžioje būtent vienos mokyklos visus mokinius jiems padarė testą, taip, reiškia gebėjimo testą, intelekto testą, taip, kad nustatyti, kurie mokiniai yra patys protingiausi, kurie mokiniai yra patys imliausi, kurie mokiniai būtent gali gauti pačius geriausius rezultatus. Tada būtent pasikvietė mokytojus į kabinetą, taip, ir sako, žiūrėkit, mes atrinkome, kurie vaikai yra patys imliausi, kurie turi patį didžiausią potencialą, būtent tie vaikai bus jūsų klasėse, vaduodam jum vardų sąrašą tų vaikų, kurie būtent yra patys imliausi, kurie turi didžiausią potencialą, ir jūsų užduotis yra būtent padėti tiem vaikam. Negana to, kad tie vaikai yra patys imliausi, mes tos vaikus specialiai įdėjome į jūsų klases, nes jūs esate patys geriausi mokytojai šitoj mokyklai. Mes atrinkome jūs, būtent iš visų mokytojų šitoj mokyklai, kaip pačius geriausius mokytojus. Reiškia, jūs esate patys geriausi mokytojai, šitie mokiniai yra patys geriausi mokiniai, patys didžiausią potencialą turintys mokiniai, dėl to mes tikimės, kad būtent tie mokiniai gaus labai aukštus rezultatus ir jie labai aukštais balais šiais metais pabaigs metus. Ir pradedamas eksperimentas leidžia tiem mokytojams dirbti su tais mokiniais. Gale metų patikrina ir bingo, taip ir yra. Būtent tie mokiniai, kurie buvo identifikuoti kaip patys imliausi, kaip turintys didžiausią potencialą, garantuotai jų rezultatai kelis kartus aukštesni už visų kitų vaikų tose pačiose klasėse, jie geriausius pažymius gauna ir panašiai. Bet gale metų eksperimento organizatoriai atskleidžia paslaptį, kad tie vaikai, kuriuos pateikė šiems mokytojams kaip pačius imliausius, kaip atrinktus, buvo parinkti atsitiktinė tvarka. Antra dalis eksperimento, kad tie mokytojai, kurie buvo parinkti, irgi buvo parinkti atsitiktinė tvarka. Jie nebuvo geriausi mokytojai toje mokykloje, juos tiesiog parinko atsitiktinė tvarka. Reiškia, ir mokiniai buvo parinkti atsitiktinė tvarka, ir mokytojai. Tad kodėl tie mokiniai tada gavo tokius gerus rezultatus? Dėl to, kad būtent buvo nusiteikimas. Mokytojai nusiteikė, kad šitie vaikai yra patys imliausi, šitie patys protingiausi, šitie patys didžiausią potencialą turintys. Reiškia, jiems dėmesio daugiau skyrė, jiems su jais didesnius lūkesčius jiems turėjo, daugiau iš jų tikėjosi ir panašiai. Ir tie vaikai tada pajautė tą energiją ir jie labiau stengiasi, ir jie labiau dirbo taip. Ir tokiu būdu jie sukūrė tą rezultatą realiai iš nieko. Taip, reiškia, jokio rodiklio nebuvo būtent, kuris parodytų, kad tie vaikai būtent gaus pačius didžiausius rezultatus, apart to, koks buvo tų mokytojų nusiteikimas ir būtent tada koks tų vaikų nusiteikimas buvo. Taip? Prie ko visa tai ir tavo verslas? Prie to pačio. Kaip tu nusiteiki? Taip? Jeigu tu nusiteiki, kad man nepavyks, aš nesugebėsiu, aš nepakankamai protinga, aš neturiu tiek žinių, aš per jauna, aš per sena, tai tavo nusiteikimas, kad ir jis neteisingas. Nes yra kitų žmonių, tokių kaip tu, kurie pasiekė didžiulius rezultatus. Bet jeigu tu priimsi tą sprendimą, tą nusiteikimą, kad man nepavyks, aš nesugebėsiu, aš nepakankamas, aš nepakankama ir taip toliau, tai tavo nusiteikimas ir materializuosis tavo rezultatuose ir bingo. Kaip tu pasakei, taip ir padarai. Gale metų tavo rezultatai labai prasti. Bet ne dėl to, kad jie negalėjo būti geresni, bet dėl to, kad tu nusiteikiai. Bet tas pats galioja ir atvirkštinis variantas. Jeigu tu nusiteiksi, kad man pavyks, aš sugebėsiu, aš padarysiu, taip,
Kas tada atsitinka? Tavo nusiteikimas tada būtent materializuosi tavo rezultatuose. Tad tai, ką tu tiki, tai kaip tu nusiteiki, tokius rezultatus tu ir gauni. Dėl to vienas svarbiausių dalykų, kurį tu kontroliuoji, niekas kitas šito dalyko negali kontroliuoti, tai nustoti tą negatyvų dialogą savo galvoje. Labai dažnai, kai bendrauju su tinklinio marketingo atstovais, tiek pastebiu daug negatyvių nusiteikimų, tiek ribojančių įsitikinimų. Man nepavyks, aš nesugebėsiu, aš nežinau, aš nesuprantu, man nesigaus, nieks čia neperka, nieks nesijungia, niekam neįdomu. Taip. Jie visus šitus dalykus jie kartoja ir stebisi tada, kodėl negauna rezultato, kodėl jiems nesiseka. Nes jie patys sukuria tą negatyvų rezultatą savo nusiteikimu. Pakeisk savo nusiteikimą, pakeisk savo įsitikinimą ir pradės keistis tavo rezultatai. Tu turi pirmiausia savo parduoti, tu pirmiausia turi pati arba pats tuo patikėti, kad kiti žmonės tuo patikėtų ir kad tavo rezultatai pradėtų keistis. Tad pagalvok, kaip galėtum tai pritaikyti praktiškai, ką išgirdai šiame video. Na, o taip pat, jeigu dar neprisijungiai, kviečiu tave į naują iššūkį 10 000 sekėjų per 90 dienų, kuris startuoja balandžio 8 dieną. Jeigu nori padidinti savo auditoriją, pritraukti daugiau klientų, pritraukti daugiau verslo partnerių, labai kviečiu tave prisijungti. Šiuo metu gali prisijungti pačią žemiausią Early Bird kainą ir pasimatysime jau iššūkio grupės viduje. Ačiū, geros dienos ir iki greito. Čiau, viso, iki.